7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Kauno Žalgiris pradėjo Eurolygos sezono pergalę ir manau, kad visiems jums turėjo patikti tas vaizdelis, kurį matėte ketvirtadienio vakarą. Francisko šokiai su kamuoliu ir lemiami metimai, mažiau pastebimi, bet ne ką mažiau svarbus Mičelo, Giedraičio ar Butkevičiaus kovingumo epizodai, puikiai sustabdytas Kevinas Panteris. Dar kartą peržiūrėjau šį susitikimą ir sudėliosiu jums pagrindinius taktinius akcentus su video pavyzdžiais iš kauniečių pergalingo starto. Tuo pačiu atsakysiu ir į klausimą, ar tai buvo visgi tas naujasis nuostabus Žalgiris ar tiesiog tragiška Barcelona. Na, o prieš pradedant, kaip visada, nepamirškite paspausti like, prenumeruoti kanalo ir pasidalinti su draugais, jei jums patiks šitas video. Ačiū jums labai. Man visą laiką būna itin įdomu pamatyti pirmąją rungtynių ataką, kuri dažnai parodo, ką Žalgirio komandos trenerių štabas yra paruošęs ir ką jie laiko silpnąją varžovų komandos vieta. Kalbant apie jų gynybą, žinoma. Ir pirmoje atakoje iš pradžių bandoma prigauti Jabari Parkerį ir jo koncentraciją žaidime be kamuolio. Po šio perdavimo iš rankų į rankas Butkevičius kerta Jabari prieš veidą, o Žalgiris nori taip pavogti pirmus 2 lengvus taškus. Bet Barcelona aukštaūgis sureaguoja ir Žalgiris eina į pick and roll situaciją, čia atakuodamas Willy Hernangomesą. Birutis šią užtvarą slipina, taip atverdamas koridorių Tyronui Wallace'ui iki krepšio ir amerikietis rodo savo raumenis prieš aukštą ir galingą Tomašą Satoranskį. Matome, kad iškart kitoje atakoje Žalgiris vėl nežaidžia jokio derinio, bet iškart bando įvelti Hernangomesą į vieną arba kelias užtvaras. Čia keli kamuolio pusės pakeitimai ir galiausiai Birutis paskutiniu metu keičia užtvaros pusę. Tokiu būdu Hernangomesas visiškai atsikerta nuo šios situacijos. Prieš kamuolį besiginantis Justinas Andersonas taip pat yra suklaidintas ir pažiūrėkite, koks koridorius atsiveria Brazdeigiui, kuris įveikia ir Jabari Parkerio pagalbą. Paskutinę minutę keisti užtvaros pusę yra itin populiaru šiuolaikinėme krepšinyje. Taip dabar yra prie Andrėja Trinkieri, tai buvo ir anksčiau prie Kazio Maksvyčio. Na ir per kitas 3 atakas įsitikinsite, kodėl tai veikia taip efektyviai. Ir čia Žalgirio derinys likęs dar nuo Maksvyčio laikų. Aukštaūgis kyla į viršų, perdavimas iš rankų į rankas ir tada kyla kitas aukštaūgis statyti užtvaros, keisdamas jos kampą. Ir noriu jūsų paklausti, ar jums pavyzdžiui nėra keista, kad dabar šioje atakoje su kamuoliu yra ne Tyronas Wallace'as, ne Ignas Brazdeikis, o Dovydas Giedraitis? Nekyla jokių klausimų? Taip yra todėl, kad Žalgiris renkasi kuo įmanoma dažniau atakuoti Keviną Panterį, kuris, sakykim taip, šioje aikštelės pusėje, tikrai nežiba ir šiaip jau visų komandų scouting reportuose jis yra įvardyjamas kaip prastas gynėjas ir kad jį reikia atakuoti kuo daugiau. Tas ar nuo paskutinės sekundės kampo pakeitimas atidaro Dovį koridorių, jis įveikia Panterį greičiu ir pelno 2 taškus. Dar atsukant šį klipą atkreipkite dėmesį į tokią mažą detalę, kuri nesimato protokole, bet irgi prisidėjo prie Dovio lengvų taškų. Dunstono taip vadinama Gortato užtvara po krepšiu atitvėrusi Hernangomesą nuo bandymų blokuoti šį metimą. Šitas Žalgirio derinys atakuojant Panterį buvo didžiulis akcentas pirmajame rungtynių kėlinyje. Čia matome jį dar kartą ir vėl su kamuoliu Giedraitis, nepaisant to, kad dabar jau aikštelėje ir Francisko, ir Sirvydis. Dunstonas leidžiasi žemyn, kadangi Žalgiris nenori atakuoti Veselį, o nori bandyti atakuoti Čimezį metu. Ulanovas kyla į viršų ir pažiūrėkite, kaip jis paskutinę sekundę keičia užtvaros kampą. Čimezį metu to nesitiki, Panteris niekieno nuostabai užstringa ties užtvarą ir Dovis gali išmesti visiškai laisvą tritaškį. Antrojo kėlinio gale vėl tas pats derinys ir dabar jau Panteris dengia Silveiną Francisko. Natūralu, kad Giedraitis bėga į kampą, Francisko priima kamuolį ir čia vėl kyla Butkevičius. Jis paskutinę sekundę keičia užtvaros kampą, taip atidaro koridorių Francisko naudoti savo greitį ir Panteriui nebelieka nieko kito, kaip tik naudoti pražangą, kuris siunčia Francisko prie baudų metimo linijos. Puikiai parinkti Trinkieri akcentai, aiškiai atakuojamos varžovų silpnosios vietos. Čia tikrai tas nuostabus naujasis Žalgiris. Bet pirmoji rungtynių pusė klostėsi taip gerai ir ne be Barcelonos žaidėjų pagalbos. Ką turiu omenyje? Jiems akivaizdžiai trūko susižaidimo ir paprasčiausios koncentracijos labai dažnai krepšinėje pasikartojančiose situacijose. Pavyzdžiui čia, iš pradžių Arnas puikiai neleidžia Jabari Parkeriui priimti kamulio ir Žalgiris kaip ir turi 4 prieš 3 situaciją greitajam puolimui. Stebėkite, ką daro Jabari Parkeris. Jis visą ataką taip ir prabėga nugarą į kamulį net neatsisukdamas, nesustabdo Igno Brazdeikio ir Igi gali pelnyti dar 2 lengvus taškus
taškus iš baudos aikštelės. Kita super dažnai pasikartojanti situacija yra ispaniškasis pick and rollas, o jį tikiuosi, kad, jeigu ne visi, tai dauguma iš jūsų jau puikiai pažįstate. Tai yra tiesiog paprasčiausias 2 prieš 2, įtraukiant trečiąjį žmogų, kuris stato nugarinę užtvarą. Arba kartais ją imituoja. Ir čia pirma ataka vos tik į aikštelę įžengus Davidui Sirvidžiui. Veiksmas vyksta pirmajame kėlinyje, todėl kamuolį dengiantis panteris galvoja tik apie tai, kaip apsidengti nuo užtvaros kampo pakeitimo paskutiniu momentu. Jis pamiršta keisti suobrinę su tarp gynėjų, kadangi toks yra Barsos susitarimas prie ispaniškų pick and rollų. Sirvidis akimirkai laisvas ir Eurolygos naujokas savo sąskaitą atidaro taikliu tolimu metimu. Kitame klipe klysta kitas Eurolygos naujokas ir vienas Eurolygos veteranas. Chimezi Metu dengia Dunstoną ir nori po perdavimo apsikeisti su Veseli, tačiau šie du aukštaūgiai nesusikalba, o kadangi Dunstonas tuo metu kyla statyti užtvaros, Francisco po jos lieka visiškai laisvas. Ir aišku, jis lieka laisvas dėl to, kad panteris turbūt užstrigo už visų įmanomų užtvarų pirmoje rungtynių pusėje, kaip matote jūs patys. Vėliau man patiko Žalgirio kantrybė ir varžovų klaidų ieškojimas, o ne bandymas tiesiog, stačiai pralaužti sienos daužant ją galvą. Silveinui lieka 8 sekundės atakai ir vietoje paprasto ir statiško 1 prieš 1, jis kviečiasi Butkevičių, kad šis prabėgtų pastatydamas netikrą užtvarą. O gal varžovai nesusikalbės besikeisdami, juk tai yra sezono pradžia ir jiems reikia laiko susižaisti. Būtent tai ir įvyksta. Abrinesas keičiasi, bet kadangi Arnas net nepalėtė Laprovitolos, šis to nepadaro, Butkė lieka laisvas ir smeigia tritaškį, o Žalgiris jau laimi 9 taškais. Prie šitos persvaros pirmoje pusėje smarkiai prisidėjo ir Žalgirio agresyvi gynyba. Ypač pick and rollų metu ir ypač stabdant naująjį ar potencialų Barsos lyderį Keviną Panterį. Pažiūrim keletą pavyzdžių. Ir čia ta Žalgirio step-auto taktika, kurią pristačiau viename iš ankstesnių savo video. Birutis kyla aukštai, agresyviai atakuodamas Panterį, o Giedraitis neseka iš paskos, bet neleidžia atlikti perdavimo į trumpąjį nusileidimą Willy Hernangomesui. Barsos žaidimas statiškas, nėra jokių perdavimų ir Panteris yra priverstas žaisti 1 prieš 1, bet čia Giedraitis stovi tiesiog puikiai, o jam į pagalbą ateina ir Arnas Butkevičius, esantis prie artimiausio žmogaus. Amerikietis sugeba atsikratyti kamuoliu, bet Parkeris nepataiko. Kitame klipe puikus įrodymas, kaip šis step-auto gynyba tiesiog neleidžia sukurti 4 prieš 3 situacijų ir neleidžia atiduoti kamuoliui trumpai nusileidimą. Panteris lieka su kamuoliu, jam nepavyksta nieko padaryti, jis kviečiasi dar vieną užtvarą, kurios metu iš karto nusimeta kamuolį į kraštą, bet ne į trumpai nusileidimą. Justino Andersono metimai po driblingo yra maždaug 10 kartų geriau negu Kevino Panterio ir šis puolėjas prameta. Man labai patiko, kokį fiziškumą kauniečiai rodė nuo pat rungtynių pradžios, bet apie jį išsiplėsiu šiek tiek vėliau dar. Čia pradžioje Sirvidis puikiai neleidžia priimti kamuolio daug aukštesniam ir stipresniam Jabari Parkeriui, o vėliau vėlgi step-autai prieš Panterį. Dunstonas kyla į viršų, kiek priverčia Panterį atsitraukti, vėlgi kamuolys nepalieka Panterio rankų, bet šį kartą jis nubaudžia Žalgirį tritaškių metimų po driblingo. Tačiau kaip patys matote, Barcelonos žaidimas prieš tokią gynybą yra nekomandiškas, kamuolys nevaikšto, o tokiais sunkiais metimais po driblingo visas rungtynes tikrai neišgyvensi. Čia galbūt kiek geresnis pavyzdys. Panteris gal net galėjo čia atlikti perdavimą Willy Hernangomesui, bet dėl Biručio aktyvių rankų manyčiau, kad to nepadaro. Trikampiai perdavimai Willy Hernangomesui baudos aikštelę ir nors ispanas turi užsiėmęs puikią poziciją po krepšiu, čia puikus Laurino Biručio žaidimas gynyboje ir jo stogas Willy. O su kitais Barcelonos perimetro žaidėjais Trinkieri netaikė tokios agresyvios pick and roll gynybos taktikos. Pavyzdžiui, su Satoranski, kuris nėra pavojingas po driblingo, žalgiriečiai laukia atokiai ir traukėsi link krepšio šiam besiveržiant. Pastebėkite, kaip Birutis atsitraukė į baudos aikštelę, matydamas, kad Willy stato užtvaro ne Panteriui, o Satoranskiui. Jis tiesiog laukia, provokuoja tą vidutinį metimą, matome, kad Tyronas Wallace'as bando trukdyti tą metimui iš už nugaros ir realiai vienintelis variantas liekantis Barcelonai yra šis vidutinis Hernangomeso metimas. Kitame epizode puikus pavyzdys, kokį metimą nori provokuoti Žalgiris šią gynybą prieš Satoranskį. Čia pavyzdys iš pusiau greitos Barcelono atakos, kuomet žalgiriečiai dar nėra sumažinę koridorių. Satoranski gali įeiti į baudos aikštelę prieš pasyvesnę gynybą, Willy Hernangomesas čia labai laiku atšoka, bet vėlgi, gyventi su tokiais metimais, manau,
kad Žalgiris tikrai gali. Ketvirtasis pavyzdys ir čia vėl. Prieš Dunstoną, kuris atsitraukinėja, Satoranskį ir vėl įeina į pavojingiausią aikštelės tašką – baudos aikštelę. Janas Veselį atšoka ir kadangi Dunstonas šiek tiek padėjo, Čekas turi pakankamai laisvės šiam metimui ir šį kartą pataiko. Bet jūs visgi turbūt sutiksite, kad tokiais vidutiniais metimais Žalgiris gali pasitenkinti, kadangi tai yra vis tiek daug sudėtingesnis metimas negu tiesiog taškai iš po krepšio. Prieš kalbant apie tą ketvirtąjį kėlinį ir kosminį Francisko pasirodymą, noriu trumpai pažvelgti apie tai, ką Trinkieri užsiminė duodamas Eurolygai interviu iškart po rungtynių. Italas pabrėžė ne tik Silveino taškus, bet ir visos komandos įtaką šiam rezultatui. Tai yra į tas mažas detalės, kurios galbūt netkreipia mūsų dėmesio statistikoje ir kelių žaidėjų gynybinius dalykus. Pasižiūrėkime kelis pavyzdžius. Ir pirmasis iš jų yra puikus pavyzdys tarp Eurolygos naujoko ir veterano. Čimezi metu bando verštis į kelių žaidėjų krūvą, o Bryantas Dunstonas tiesiog žino, ko tikėtis. Jis labai laiku eina padėti Davidui Sirvydžiui ir išrašo bloką Eurolygos naujokui. Vėliau tiesiog nuostabi meto Mitchelo agresija, energija dengiant geriausią varžovų perimetro žaidėją tuo metu aikštelėje. Jis priverčia Laprovitolą naudoti savo greitį, improvizuoti jau nuo kitos aikštelės pusės, argentinietis įsiveržia į 3 žaidėjų krūvą ir Tyronas Wallace'as tiesiog perima šitą kamuolį. Na, o metų Mitchelo ir Arno Butkevičiaus kovingumas išvis buvo kažkas tokio ir šito Žalgirio alkanumas, noras įrodyti ir pasirodyti Eurolygai, manau, kad gali tapti smarkia paspirtimi smagiam Žalgirio sezonui. Panašiai kaip buvo prieš 2 metus, kuomet ir tada komandoje buvo daug Eurolygos debiutantų. Čia metu atsitraukia nuo Tyrono Wallace'o ir šis atakuoja iš toli ir pažiūrėkite į Mitchelo energiją. Jį dengia jau ir taip mažesnis Laprovitola, kuris neįdeda per daug pastangų jį atsitverti, todėl natūralu, kad jam atšoka šis kamuolys. Kitame klipe argentinietis yra prieš Davidą Sirvydį, bet jis užkliūna už vienos iš 2 užtvarų, Sirvydis meta laisvas, o prieš metą Mitchellą, kuris yra aikštelės kampe, dabar stovi Jabari Parkeris, daug aukštesnis ir stipresnis jam varžovas. Bet vėlgi, atsitverimas geriausiu atveju yra toks pusėtinas, o Mitchellas yra tiesiog apdovanojimas už savo energiją ir nestovėjimą vietoje. Na ir galiausiai Mitchello gynyba prieš Keviną Panterį. Pažiūrėkite, kaip žemai ant kojų sėdi metas Mitchellas. Panteris yra tikrai vienas iš geriausių ISO žaidėjų visoje Eurolygoje, bet čia Mitchello gynyba priverčia jį mesti ir net neliesti lanko. Kamuolys iššoka Barcelonai, bet Satoranskis nesupranta, kad jam lieka vos 1 sekundė atakuoti ir laikas atakai ištiksi. Na, o dabar vienas iš 3 mėgstamiausių mano klipų iš ketvirtadienio vakaro rungtynių. Butkevičius iš pradžių po netaiklaus baudos metimo pamuša vieną kamuolį, o vėliau padaro vėl tą patį. Ir vėl, kaip ir su metu Mitchellu, Žalgiris ir Butkevičius yra apdovanojami už tai, kad rodo tiesiog elementariai daugiau noro negu Barcelonos žaidėjai. Butke kerta nuo tritaškio arčiau link krepšio metimo metu, pamuša dar vieną kamuolį, o vėliau puikiai juda pick and rollo metu ir žalgiriečiai jį randa laisvą aikštelės kampe. Galiausiai dar vienas žalgiriečių agresyvios gynybos įrodymas – aktyvios rankos ir perimti kamuoliai. Iš pradžių matome, kaip Birutis step-outo metu priverčia nepatogiai jaustis Laprovitolo, o Giedraitis atspėja, kur eis argentiniečio perdavimas. Kitame klipe 2 žalgiriečiai prie Panterio ir labai gera ir savalaikė Ulanovo pagalba. Čimezi metu atšoka po užtvaros, bet kapitonas pasaugo Dunstoną ir perima šį kamuolį. Tiesa, trečiajame kėlinyje Barcelona jungia aukštesnę pavarą, Žalgirio žaidimas pakriko, tapo labai neorganizuotas, bet galbūt galvoju, kad apie tokius blogus periodus pakalbėkime po pralaimėtų rungtynių. Dabar noriu perbėgti pro tuos epizodus ketvirtajame kėlinyje, kuomet Francisko tiesiog pasiėmė komandą ant savo pečių ir nutempė Žalgirį į pergalę. Mažiau nei 5 minutės Žalgiris laimi 3 taškais, pusiau greita ataka. Ir prieš Silveiną Francisko tikrai ne viena komanda praėjusiame sezone eidavo per apačią pirmosios užtvaros metu. Ta čia daro ir Aleksas Abrinesas, bet prancūzas atakuoja drąsiai ir nubaudžia Barceloną už parodytą nepagarbą jo metimui iš toli. Kitoje aikštelės pusėje ir puikus Francisko epizodas gynyboje. Klausauto situacijoje jis sugeba išlaikyti Satoranskį priešais save, o 2 žingsnio metu dar ir išmuša kamuolį be pražangos. Kamuolys atšoka jam į rankas ir dabar jau prancūzas gali parodyti visą savo greitį gražiausiamis spalvomis. Tada Penjeroja atlieka itin įdomų taktinį veiksmą. Išleidžia Willy Hernangomesą, kuris dėl prastos gynybos pirmojo rungtynių pusėje, 3
Trečiame ir ketvirtame kėlinyje iki šio momento dar nebuvo pasirodęs. To rezultatas? Žalgiris žaidžia ispaniškai pick and rollą ir Hernan Gomesas stepautuoja, bet Francisco tiesiog paprasčiausiai apeina jo lėtas kojas savo greičiu, didžiulis koridorius iki pat krepšio ir prancūzas pelno dar 2 lengvus taškus. Kitoje atakoje natūralu, kad Žalgiris ir toliau bando įvelti Willy į žaidimą, kadangi ant jo nugaros nupieštas didžiausias taikinys, tačiau to padaryti nepavyksta, bet nieko tokio, kai yra Francisco. Prancūzas taip sulaužo Abrineso čiurnas, kad šis atrodo lyg žaistų twisterį arba jau būtų pasiekęs Ispanijos teritoriją po šio išvirtimo iš klumpių. Ir dar tas nepagarbus varžovo nužiūrėjimas šiam nukritus, maždaug kelkis, ko čia guli ant žemės. Manau, kad sutiksit, kad Francisco turi tą svegą aplink save ir turi jo, sakyčiau, gan nemažai, vien kiek parodo jo prieš rungtyninis stiliukas. Ir nežinau, kiek čia yra juokų, o kiek čia yra tiesos, bet tikrai ne vienas komandos draugas man yra sakęs: You look good, you play good. Vėliau savo gerą momentą puolime rungtynių gale turi ir puikias rungtynes sužaidęs Ignas Brazdeikis. Barcelona keičiasi, Birutis turi Laprovitolą prie savęs, tačiau Brazdeikis mato prieš save Chimezi Metu. Ir akivaizdu, kad Eurolygos naujokas dar gerai nepažįsta visų žaidėjų. Taip, Brazdeikis yra kairiarankis, bet praktiškai visi jo prasiveržimai yra į dešinę pusę. Matome, kad Chimezi stovėsena būtent ir atidaro į šią pusę, jis veržiasi ir pataiko dešinę ranką labai svarbų metimą Žalgiriui. Tačiau rungtynių herojumi visgi tampa Silveinas Francisco. Ir čia man labai patiko, kaip Brazdeikis pats parodė, kad kamuolys turėtų eiti Francisco pačioje atakos pradžioje. Ispaniškas pick and rollas iš Žalgirio, Barcelona keičiasi ir Silveinas Francisco lieka šokiai su Chimezi Metu. Na ir kai eina, tai eina. Francisco pelno 15 savo tašką šiame kėlinyje nuostabiu sidestepu į dešinę pusę, o po rungtynių dar ir nukelia kepurę buvusiam savo treneriui Vasilijui Spanuliui, iš kurio turbūt ir išmoko šį judesį. Tai yra be proto sudėtingas metimas reikalaujantis itin didelio atletiškumo. Arba tu turi šitą metimą išmesti itin greitai, kaip tą darė Spanulis, arba turi šokti į orą be proto daug, kaip tą daro Maikas Džeimsas ir kaip mes tą pamatėme darant Silveiną Francisco. Na žodžiu, toks ta Žalgirio sezono atidarimas ir norisi tikėti, kad jis tik patvirtina mano prieš galbūt mėnesį išsakytus žodžius, kad šiame Eurolygos sezone bus tikrai smagu. Pirmasis Grando skalpas jau Andrėja Trinkieris sąskaitoje, bet toliau lengviau tikrai nebus. Iš pradžių laukia LKL dvikova prieš Vilniaus Rytą, o vėliau 3 iš eilės Eurolygos išvykos – Olympiakos, Bolonijos Virtus ir Milano Olimpija. Bet tikiu, kad po tokių rungtynių tikėjimas ir hypas šiųmetinių Žalgirių turėjo tik dar labiau išaugti. Na, kokios jūsų mintis apie pirmąjį mačą, padiskutuokime komentaruose. Kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like, prenumeruoti kanalą ir pasimatysime jau greitai. Iki. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose